Labas, aš esu Algirdas ir čia yra 3 filmai, kuriuo rekomenduoju nepraleisti šių metų kino pavasaryje. Pirmas ir ko gero pats svarbiausias sentimentali vertė, tai Joachimas Trieras, režisierius ir scenaristas Eskil Vogt. Viskas, prie ko jie prisiliečia, virsta auksu, taip nutiko ir su šiuo filmu. Kanų Grand Prix apdovanojimas, Auksinių gaublių apdovanojimai, 9 Oskaro nominacijos. Tai drąsiai galim šitą filmą vadinti geriausiu šių metų filmu, jūs tikrai nenorite jo praleisti. Be to dar turėsime ir Joachimo Triero retrospektyvą, tarp kurių šedevrų jūs galėsite dar kartą pasižiūrėti ir nuostabųjį blogiausią žmogų pasaulyje. Antrasis filmas Tėvas, režisierės Teresos Novotovos. Filmas, kurio niekada nepamiršite. Filmas apie mus, ypatingai apie šiuolaikinius tėvus. Bandome spėti visur, lėkti, skubėti, darbai, reikalai, sportas, stresas, buitis, rūpestis vaikais. Filmas, kurį tiesiog privalu pamatyti. Kažkas tai grįžęs namo apkabinsite savo vaikus, kažką privers sustoti, kažkam tai gali išgelbėti gyvybę arba net išsaugoti gyvenimą. Tai filmas, kurio jūs tikrai negalite praleisti. Na ir trečias filmas, tiems, kas ieško autentiškų komedijų, tai filmas Suaugusių žaidimai. O filmas kupinas komiškų situacijų apie standartinę porą, kuri ieško savo santykių rutinai įnešti šiek tiek daugiau spalvų. Sprendimas atverti savo santykius ir susitikinėti su kitais santykiams prideda ne tik švelnių spalvų, bet visą vaivorykštės paletę. Bus juokinga, bus ir apie ką pagalvoti, o gal net ir į savo santykius įnešite daugiau spalvų.